Jaunosios kartos atlikėją Deividą Dubinovą Deivizo gal kiek per drąsu būtų pavadinti auksarankiu, bet idėja, kurią jis jums visiems pasiūlys, tikrai verta auksinės idėjos nominacijos. Netrukus Deividas parodys vieną paprastą būdą, kaip sportuoti tvariai. Kaip visą tai vyksta ir kodėl, netrukus sužinosite. Pavasaris jau čia pat, o kūno formas prieš vasarą tiek mes atlikėjai, tiek manau ir visi absoliučiai įvairių profesijų žmonės tikrai nori padailinti. Tai štai, neišmetam plastikinių butelių. Smėlio tikrai jau dabar žemė pradeda atšilinėti, smėlio rasim ir į butelius prisipilam akmenų arba smėlio ir pabandom sportuoti. A. Nereikia svarmenų. B. Galbūt nereikia net į sporto salę. C. Grynas oras, skirtingos vietos. Galit ir Vilniuje, ir Kaune, ir galit po visą Lietuvėlę pasivažinėti. Tikrai rasit, kur pasportuoti. Deividas pripila smėlio į plastikinius butelius, taip pasigamindamas tvarius svarmenis ir netrukus parodys keletą pratimų, kuriuos galite atlikti ir jūs. Nesvarbu, kokio fizinio pasiruošimo esate ir visai nesvarbu, kur fiziškai esate. Namie, lauke ar išvykę atostogauti. Pirmas pratimas toks, kojos pečių plotyje, keliai truputėlį sulenkti. Ir bandom lenkti į priekį. Ir esmė, kai lenkiam atgal, darom tai kuo lėčiau. Tai truputėlį parodysiu iš šono. Nugara įtempta, krūtinė žiūri į priekį, į dangų ir bandom kelti ir lėtai grįžta. Antras pratimas bus vėl skirtas rankų raumenų stiprinimui. Technika ta pati, kad nuleidžiam kuo lėčiau, o pakeliam truputėlį aukščiau ir greičiau. Tai leidžiam ir keliam. Trečias pratimas tiks norintiems sustiprinti ir rankas, ir kojas. Mėgstate daryti pristraukimus, o jeigu dar mokate daryti pristraukimus, tai žiauriai gerai. Pabandom juos padaryti kitaip, galbūt sunkiau. Prisipilam vėlgi į butelį smėlio, įsidedam tarp kojų, laikom ir bandom pakilti. Ką, štai variantas, ne? Tokių pratimų su tvariais svarmenimis gali būti įvairiausių variacijų. Viskas priklauso nuo jūsų noro sportuoti ir tai daryti tvariu būdu. Juolab, kad po tokio sporto visai nelieka atliekų. Smėlis vėl keliauja į smėlio dėžę, o plastikiniai buteliai į perdirbimą.